Šiuo metu esame Nepriklausomybės aikštėje, kur nekartą vyko protestai dėl galimų LRT pataisų. Balandžio 8-ąją Nepriklausomybės aikštė prisipildė žmonių, susirinkusių į protestą šalin rankas nuo laisvo žodžio. Dalyviai atėjo protestuoti prieš planuojamas LRT pataisas. Pirmoji ant scenos kalbėjo Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė. Savo kalboje ji pabrėžė, kad blogiausia, ką galime padaryti, tai nuleisti rankas ir pripažinti esamą tvarką faktu. Ir žinot, profesionalai jau vertino, LRT įstatymų pakeitimai yra 8 iš 10 blogiausių sprendimų skalės. Va taip šūdinai viskas atrodo. Į renginį susirinko įvairaus amžiaus dalyviai, nuo jaunimo iki vyresnės kartos atstovų. Juos vienijo bendra pozicija – susirūpinimas dėl žodžio laisvės ir jos ateities Lietuvoje. Atsinešiau šitą konteinerį, kurį jau vasarą naudojau ir šiandien tiesiog pasiėmiau, nes nebuvo nuimti lipdukai, jisai vis dar yra aktualus, tai jau sistemingai nuo šios valdžios paskirimo einu į turbūt kiekvieną protestą. Situacija nesikeičia, situacija blogėja, vis labiau yra peržengiamos ribos. Nenoriu grįžti į sovietinius laikus, kada nežiūrėjau nei televizijos, nei radio klausos, nei laikraščių skaičiau. O dabar tikrai noriu turėti laisvą žodį eteryje. Tokia akcija, kuri palaiko laisvą žodį, yra labai svarbus dalykas kiekvienam žmogui šiandien. Plius, kad šitie protestai vyksta jau ne pirmą kartą ir kad vėl mes čia turime susirinkti, man atrodo, tai yra labai svarbu ir man atrodo, čia net nebuvo minties, kad neiti, o tiesiog turėjo ateiti. Jo, man atrodo, kad kai tokie žmonės valdžia bando atimti pamatinę mūsų laisvę į žodį ir šiaip bendrai laisvę, tai reikia parodyti, nesvarbu ar tai jaunas, ar senas, ar bet kokio amžiaus, reikia parodyti, kad mums rūpi. Skaudu, kas vyksta. Labai nenoriu, kad pasikartotų kaip kai kuriuose valstybėse, Sakartvelas, Vengrija, Slovakija. Labai noriu tikėtis, kad vis dėlto išgirs mus. Ir neisime tuo keliu, eisime savo keliu, laisvo keliu. Tai nepatinka tai, ką Lietuvos vyriausybė daro su LRT, būtent su nepriklausoma žiniasklaida. Vis dėlto Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys Džoraldas Šukys teigia, kad nauji LRT valdymo pokyčiai yra reikalingi. Panaudojama, kadangi, čia labai daug kas kreipė dėmesį į tą buvusį auditą, kuris kalba, kad tam tikrose srityse, kur tie pinigai buvo naudojami, kilo tam tikrų klausimų dėl jų panaudojimo. Tai tam tikrą prasme sustiprina tą argumentą, kodėl reikia tam tikrų pokyčių. Protesto organizatorė ir žurnalistė Birutė Davidonytė teigė, kad šio protesto tikslas – parodyti politikams, jog žmonėms rūpi žiniasklaidos laisvė. Taip pat jį tvirtino, kad jei pataisos įsigalios, bus imtasi ir teisinių veiksmų. Aš tikiuosi, kad valdantieji pamatys, kad žmonėms vis dar rūpi ir gal reikėtų nebeužsiminėti tokiais dalykais, kuriais jie dabar užsiminėja, nebevaržyti žiniasklaidos laisvės, galbūt atidėti šitas pataisas, galiausiai jie gruodį irgi taip atidėjo kuriam laikui šitas pataisas, tai pažiūrėsim, kaip bus dabar. Bet aš nesu tikra, ir vieno protesto tam užteks, kad valdantieji išgirs. Tai kas bus toliau, jei valdžia vis tiek laikysi savo? Galvosime, kaip reaguoti toliau bendruomeniai, galvosime matyti apie naujus protestus, apie naujas protesto formas arba pačius protestų renginius. Matom, kad vėlgi visuomeniai vis dar rūpi, žmonės sakė, ateisim ir vėl, jeigu reikės. Tai galvosim apie tai. Šalia to tikriausiai bus ir teisiniai keliai, aš neabejoju, kad dėl šito įstatymo galiausiai bus kreipiamas ir į Konstitucinį teismą. Ir tie kiti tokie formalieji mechanizmai įsijungs. Galbūt ir europinės institucijos svarstys Lietuvos klausimus, kaip svarsto Vengrijos, bet tada tai būtų jau labai didelė tiek reputacinė, tiek ir finansinė, galbūt net žala Lietuvai. Protestui pasibaigus, žmonės susibūrė prie laužų ir vakarą užbaigė dainomis. Tautė Kudarytė, Ūla Kaulakytė, Kristina Gedminaitė, Vilnius.